Labas vakaras, kviečiame žiūrėti krašto naujienas. Laidoje sužinosite. Einaras Sipavičius iš ES gamtos mokslų olimpiados grįžo su sidabro medaliu. Bibliotekoje vyko susitikimas su rašytoja Rasa Aškinyte. Kėdainių kultūros centre sukasi Menų Malūno sparnai. Virvės traukimo varžybose nugalėjo Šėtos gimnazistai. Šviesiosios gimnazijos moksleivis Einaras Sipavičius jau antrą kartą dalyvavo ES gamtos mokslų olimpiadoje. Pernai Graikijoje jis iškovojo bronzą, šiemet Austrijoje sidabrą. Austrijoje vykusi 13-oji ES gamtos mokslų olimpiada Lietuvos moksleiviams buvo sėkminga. Viena komanda laimėjo aukso, kita, kurioje šalies garbę gynė ir kėdainietis Šviesiosios gimnazijos moksleivis Einaras Sipavičius, iškovojo sidabro medalius. Iš tarptautinės olimpiados, kurioje dalyvavo 150 moksleivių iš 25 ES šalių, grįžęs Einaras mums pasakojo, kokias užduotis jiems teko atlikti. Sprendėm dvi praktinės užduotis. Vienoje užduotį reikėjo ištirti detektyvinę istoriją, nustatyti, kas buvo paveikslo padirbinėtojai. Kitoje užduotį reikėjo nustatyti, kokio tipo jėgainę saugiausia statyti. Hidroakumuliacinę, vėjo jėgainę ar modernę jėgainę. Ar pirmą kartą teko dalyvauti tokio lygio olimpiadoje? Ne, jau antrą kartą, pernai taip pat dalyvavau šioje olimpiadoje. Ką manai apie šių metų pasiekimą? Šių metų pasiekimas geresnis, nes pernai paėmėm bronzą, šiemet sidabrą ir nedaug truko iki aukso. Kuo naudingos tokios olimpiados? Šios olimpiados naudingos, kad vyksta užsienį ir pamatai daugiau vietų. Ir šios olimpiados naudingos, nes plečia akiratį, žinias. Ir šioms olimpiadoms pasiruošti reikia daug dirbti, daug mokytis. Pats savarankiškai ruošies, ar mokytoja padeda? Ir mokytoja padeda, ir savarankiškai ruošies. Daug laiko reikia tam skirti? Nemažai. Kelias valandas per dieną ir panašiai. Einarui Sipavičiui pasiruošti respublikinėms ir tarptautinėms olimpiadoms padeda Šviesiosios gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė Eugenija Teišerskienė. Pedagogė sako, kad Einaras yra išskirtinis moksleivis. Mokinys gabus visiems dalykam, galima sakyti, ypatingai tiksliesiems. Jam patinka fizika, jam patinka chemija, jam patinka informatika. Ar daug dirbate papildomai? Galbūt kiek daugiau mes dirbame jaunesnėse klasėse. Kada buvo pati pradžia, kada reikėjo jį užvesti ant kelio, tai buvo 9-10 klasė, kada iš tikrųjų tokius reikėjo duoti rimtesnius pagrindus, kas netitinka mokyklinę programą, virš mokyklinės programos, tam, kad vis tiek laimėti olimpiadose reikėjo padirbėti. Ką galvojate apie Einaro pasiekimą? Didžiuojuosi tuo pasiekimu. Iš tikrųjų tai yra didelis pasiekimas. Einaras Sipavičius tokiais laimėjimais matyt džiugins dar ne kartą, nes gamtos mokslais yra labai susidomėjęs. Vaikinas važiuoja į universitetų laboratorijas, daug skaito, tyrinėja. Kad patektų į ES gamtos mokslų olimpiadą, jam teko dalyvauti specialioje atrankoje. Įveikęs 3 etapus, kėdainietis vėl galėjo atstovauti Lietuvai. Einaras planuoja ir kitąmet dalyvauti tarptautinėje chemijos olimpiadoje. Galbūt ir savo ateitį sies su gamtos mokslais. Dabar jis mokosi 3-oje gimnazinėje klasėje. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su mūsų kraštiete rašytoja Rasa Aškinyte. Kėdainių Mikalojaus Daukšaus viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su rašytoja mūsų kraštiete Rasa Aškinyte, skaitytojų pripažintos geriausios 2014 m. prozos knygos Žmogus, kuriam nieko nereikėjo autorė. Ji baigė istorijos bakalauro, filosofijos magistro ir šiuo metu baigė edukologijos doktorantūros studijas. Dėstytojauja Lietuvos edukologijos universitete, rašo vadovėlius ir mokslinius straipsnius. Grožinę literatūrą pradėjo kurti būdama 35 metų. 2009-aisiais išleido knygelę vaikams Beveik varlės ir romaną Rūko nesugadinti. Po poros metų pasirodė jos romanas Lengviausias, o 2013-aisiais dienos šviesą išvydo knyga Žmogus, kuriam nieko nereikėjo. Ši knyga yra apie žmogų, kuriam iš tikrųjų reikia visko labai daug ir jis nori labai daug, bet negauna. Ir kuo jisai daugiau nori, kuo daugiau negauna, tuo jisai labiau pradeda sakyti, ar nereikia.
Na, čia kaip tai pasakėčiau su lapė ir vynogėmis. Lapė tiek šokinėjo, tiek jų norėjo pasiekti, kai nebepasiekė, sako, aš ir norėjau, jos buvo žalios. Tai va čia iš esmės ta idėja tik tai išplėtota labiau šitame romane. Kaip manote, kodėl šią knygą jūsų šį paskutinį romaną lydėjo sėkmė? Todėl, kad jinai yra labai įvairiapusiška. Prie manęs prieina labai skirtingi žmonės, labai skirtingo išsilavinimo, amžiaus, lyties ir kaip tik įmanoma skirtingi. Ir jie sako, žinot, aš toje knygoje radau save. Ir aš manau, kad tai yra šitos knygos sėkmės raktas, kad labai skirtingi žmonės kažkaip tai galėjo tapatinti su vienu ar kitu knygos veikėju. Kokiam skaitytojui rašėte šią knygą? Aš rašiau vienokiam skaitytojui, bet kaip prie manęs prieina dabar skaitytojai, aš matau, kad vis tik ją skaitė tikrai ne tai, kas aš tikėjausi. Todėl aš pradėjau nebegalvoti, kam aš rašau ir pradėjau nebeatsakinėti į šitą klausimą. Tiesiog visiems, kas ją skaitys. Rašytoja Rasa Aškinytė yra įsitikinusi, kad knygos leidžia padaryti pasaulį geresniu. Temas diktuoja pats gyvenimas, jo problemos. Iš esmės, pagrindinę knygos temą aš galėčiau apibūdinti vienu sakiniu. Kiekvienos knygos tema, tai net nėra tema, bet problema, kuri mane tuo metu užkabina. Ir net nežinau, kodėl būtent tokia, tiesiog taip ateina. Galbūt tema pasirenka mane, ne aš pasirenku temą. Tęsime laidą. Kėdainių kultūros centre sukasi Menų malūno sparnai. Kėdainių kultūros centre jau 4. kartą sukasi rajono moksleivių ir jaunimo kūrybinio projekto Menų malūnas sparnai. Pirmasis sukosi šokio sparnas. Šiuolaikinio šokio festivalyje Jei vaikai noriai mokėsi šokio paslapčių. Vakar etninis sparnas folkloro atlikėjus sukvietė į sambūrį Gegutėlą už Kuko. Dalyvavo mūsų draugai iš Labūnavos Pėdelės, Purienos Kukutis, taip pat Labūnavos naujai susikūrusi kapelytė vaikų liaudiškos muzikos ir mūsų Kėdainių kultūros centro kleketukai. Tai va ir pasidarėm virkštynas tokias mažas, nes mes neseniai patapom tais kleketukais, nors kolektyvas jau 1,5 metų gyvuojam, bet ar pavadinimo taip ir neturėjom tokio užtvirtinto, tai va šiandien užtvirtinom. Smagiai vaikai pabuvo, pažaidė, gal truputėlį mums mažai vietos, bet sutilpom, draugiškai pažaidėm, padainavom. Kaip tau šiandien patiko renginys? Labai patiko. Buvo gražu, žaidimai gražus buvo, dainos, pamėgdžiojimai paukščių. Viskas patiko. Ar tu seniai folkloro kolektyve dalyvauji? 4 metus. Aš esu Pėdelėje. O šiaip tai čia esu 1 kartą. O kas šiandien šventėje labiausiai patiko? Žaisti visokius žaidimus. Ir dainuoti. Man labai patiko būti kartu su draugais, tiesiog praleisti laiką kartu su jais, žaisti žaidimus ir tiesiog dainuoti su visais. Kodėl tau patinka folkloras? Nes mes dainuojame visokiausias dainas, juokingas labai, žaismingas ir labai patiko, nes ir gali visokius šokius ir taip laisvai visokiausius šokius gali dainuoti savo solo. Vadovė Gintarė dar mums prideda žodžių, tai mes jau jas išmokstam ir važiuojam į konkursus ir tiesiog jos sakom, gal net ir laimim. Buvo praeitais metais tautosakos malūne Kaune, tai užėmėm 1 vietą, o šiais metais ten 4 vietą užėmėm. Gegužės 7-ąją žodžio sparnas sukvies visus mėgstančius raiškųjį žodį. Skaitovai galės dalyvauti konkurse Pavasaris pražydo žodžiais, skirtame spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Skaitovai vairiausi, ir vaikai, ir suaugusieji, savanoriai, iš tikrųjų džiaugiamės, kad žmonės nori skaityti viešai, skaityti gražiai, raiškiai, taisyklingai. Tai va turėsim konkursą. Ir tokį baigiamąjį mūsų renginį turėsim gegužės 9 dieną. Tai bus sportinių šokių Vilnis klubo šventė Kėdainiams ir mūsų muzikuojančio jaunimo sparnas. Tai va, manau, bus gražus renginys, šokis, daina, muzika. Turėsim gražų renginį. Kūrybinis projektas Menų malūnas atspindi įvairias meno šakas. Kasmet būna naujovių. Pernai turėjom ir dailės sparną, turėjom ir fotografijos sparną, bet kažkaip vis kiekvienais metais paaiškėja, kad galima truputėlį kažką keisti. Nėra tokio, kad griežtai nustatyta, kad būtent tie, gal kad priklauso ir nuo žmonių dirbančių, vieniems yra įdomu vienas sritis, kitiems gal truputėlį kita artimesnė, tai taip ir norim įvairovės, kad tai būtų įvairūs sparnai. Sporto naujienos.
Virvės traukimo varžybose nugalėjo Šėtos gimnazistai. Mokinių olimpinis festivalis apima daug sporto šakų. Savo ištvermę ir rankų tvirtumą rajono jaunimas neseniai išbandė virvės traukimo varžybose. Anksčiau jos vykdavo sporto salėje, o pastaraisiais metais po atvirų dangumi. Varžybos vyko rato sistema. Virvė buvo traukiama po 2 kartus. Jei rezultatas būdavo lygus 1-1, komandos į kovą stodavo 3 syk. Tai pareikalavo nemažai jėgų. Sunku traukti, nes po pirmų varžybų labai rankas skauda. Reikia treniruotis? Reikia. Mums nesigavo. Nesenai sužinojom, tai mažai laiko pritrūko treniruotis. Kiek sėkmė priklauso nuo avalynės? Kaip matot, varžybose, kas ateina su kėdais, lygiais padais, tie praslysta. Reikia tikrai tokių rimtų batų, kerzų geriausiai, kad kietas padas būtų įsispir gerai. Virvės traukimo varžybose dalyvavo ir viena kita mergina. Manau, reikia atstovauti mokyklą, padėti draugam, tiesiog bendras darbas. Ar lengva traukti virvę? Žinoma, ne. Joks sportas nėra lengvas. Pamokų metu kažką panašaus tenka daryti? Kol kas neteko. Pirmas kartas šiais metais. Šiemet virvės traukimo varžybose jėgas išmėgino daugiau komandų nei pernai. Pernai buvo 5 mokyklos, šiemet 8 atvyko. Kaip matot, tikrai vyksta įtempta kova ir vaikinai visai nusikalė, bet kovoja iki paskutiniųjų. Griūna, vos pastoja, bet tikrai vyksta labai graži kova. Kokio amžiaus jaunimas čia varžosi? Amžius yra neribojamas, ne jaunesni kaip 12 metų gali būti. O vyresni jau iki, aišku, nesuaugę, bet dabar 12 gali būti. Merginų yra? Yra ir merginų, nes kadangi pagal taisyklės gali būti merginų ir visa komanda praktiškai, ta prasme, bet už kiekvieną merginą dasideda po 10 kg prie bendro svorio, nes yra bendras svoris 560, jeigu viena mergina 570, jeigu 2 580. Ir tai yra riba. 580 daugiau negali būti. Jeigu bus visos merginas, nesvarbu jau, svoris nedaugiau 580. Ne pirmus metus virvės traukimo varžybose teisėjaujantis Bronislovas Šimokaitis pastebėjo, kad kaimo mokyklų komandoms sekasi geriau. Kaimo jaunimas yra stipresnis? Iš principo paskutinius, nežinau jau kiek metų, tai visą laiką kaimas ir laimė. Miesto nemačiau, kad laimėtų. Kaip manot, kodėl? Nežinau, gal vaikinai kaimo daugiau dirba, gal stipresni, gal lašinių daugiau valgo. Nežinau, bet dabar miestas pralaimė. Rajoninėse virvės traukimo varžybose 3 vietą užėmė Krakių gimnazistai, 2 akademijos, o nugalėtojais tapo Šėtos gimnazijos moksleiviai. Jie atstovavo rajonui respublikinėse varžybose ir užėmė 9 vietą. Po krašto naujienų žiūrėkite laidelę Kalbos rėtis ir sužinosite, kokių viešųjų užrašų mūsų mieste daugiau, atitinkančių kalbos reikalavimams ar reikalavimus. Vėliau orų prognozė, informaciniai pranešimai bei laikraščio Rinkos aikštė naujausio numerio apžvalga. Likite sveiki!